Okay, we start again. Taigi vėl pradedame. Dabar truputį apie nieką pakalbėsiu, nes daugelis žmonių dar tik tai eina iš salės, čia atgal grįžta. Tai prieš tai kalbėjome apie tai, kaip reikia sukurti žinių platformą ir komunikacijų platformą, kurios mums reikalingos daryti eksportui. Ir tada mes kalbėjome apie tokius konkretesnius dalykus, nes būtent nuo tokių dalykų reikėtų pradėti seminarą apie eksportą. Ir jeigu daugumai čia jūsų klausite, kodėl mes čia viso to klausomės, mes norime daryti eksportą, netrukus pradėsime kalbėti būtent apie eksportą. O čia mes pradėjome nuo pat pradžių, dar prieš pradžią daugiau informacijos jums pateikiau. Taigi komunikacijos tikslas yra reklamuoti tiek save, tiek įmonę. Aš visą laiką sakau, kad asmens reklamavimas, viešinimas yra labai svarbus. Ir tai yra svarbu, nes mūsų versle žmonės, darbuotojai yra labai reikalingi. Reikia labai daug išteklių, kad taptum žinomam. Pavyzdžiui, šio šalyje, jeigu Colgate arba Panasonic daro TV reklamą, tai jie tą gali, nes jie turi tam tų išteklių. O daugeliu įmonių, kitų įmonių asmenybės daro pardavimus ir reklamuoja įmonės. Kaip jau sakiau, neužtenka daryti tik tai rinkodarą, labai svarbu pasiekti rezultatų. Pasiekti rezultatų per komunikaciją. Būtent tą noriu pavaizduoti šioje skaidrėje. Reikėtų perduoti žinias ir metodus. Jeigu žinote, kad galite parduoti produktą, o produktas yra produktas, ir jeigu jūs pardavinėjate produktą, tai vadinasi, jūs rinkoje dar neilgai dalyvaujate. Jeigu sugebate parduoti žinių vertės kartu su produktu, jūs tampate įdomiu ilgalaikiu partneriu, distributoriui arba partneriui. Dažnai žmonės sako, aš pardavinėju bulves, kodėl man tie dalykai turi rūpėti, čia tik tai bulves. Aš tiesiog, žinau, kokia yra kaina už kilogramą ir viskas. Ir tie žmonės yra neteisingi, tačiau tai yra blogai, nes, pavyzdžiui, Lenkija pasiūlys pigesnės bulves ir jūs tada prarasite rinką. Tai svarbu yra perduoti žinias, metodus ir žinoti, kaip įgyvendinti tuos metodus, kad taptum sėkmingu. Norint pasiekti sėkmę, reikia taip pat ir išlaikyti tą sėkmę. Tačiau yra tokių dalykų, kurio mes negalime kontroliuoti, kurias reikėtų taip pat atsižvelgti šiame versle. Kadangi jūs mažai reaguojate, aš nelabai žinau, ar jūs mane suprantate ar ne. Aš žinau, kad Lietuvoje krepšinis yra labai populiarus ir šitas ženklas yra visiems žinomas. Tai jeigu kažko nesuprasite, ką aš sakau, tai tiesiog parodykite šitą ženklą ir aš pasistengsiu aiškiau kalbėti, nes aš neatvykau savo ego pademonstruoti, aš iš tikrųjų jausiuosi, kad nepasiekė sėkmės, jeigu jūs nesuprasite tos informacijos, kurią aš perdodu. Tai aš rimtai norėčiau, kad šitą ženklą, pertraukėlės ženklą parodyti, jeigu jūs kažko nesuprasite. Nes aš tikrai nebūsiu sėkmingas, jeigu aš tiesiog čia pašnekėsiu ir jūs nieko nesuprasite, tiesiog atsigersite kavos ir viskas. Tai aš tikrai noriu, kad jūs viską suprastumėte, nes jeigu nieko nesuprasite, tai aš nenoriu čia tiesiog švaistyti tam laiko. Tai sutarta? Taigi, man dabar reikia daugiau informacijos. Tam, kad būtų galima bendrauti, dabar aš vien bendravau, tai buvo monologas, jūs tylėjote. Aš paklausiau, kiek jūsų turite įmonės, kiek iš jūsų čia yra studentų, kiek iš jūsų yra dirbančių eksporto skyriuose. Nekalbu apie
500 eurų, aš kalbu apie didesnės sumas. Kiek iš jūsų eksportuoja pusfabrikučius arba žaliavas? Kiek iš jūsų eksportuoja savus prekės ženklus? Pakankamai daug. Dabar turiu daugiau informacijos. Pasistengsiu atsiminti šitą informaciją, viską ką iššnipinėjau, pasistengsiu atsiminti ir dabar turiu susidaręs geresnį vaizdą. Mane tikrai stebina, kad jūs turite daug nuosavų prekės ženklų, tai tikrai puiku Lietuvai. Norvegijoje, kur aš praleidau labai daug laiko, Norvegija turi tokią pačią eksporto struktūrą kaip ir Kongas. Aš kalbu apie būtent tą Centrinės Afrikos valstybę Kongą, nes Norvegija eksportuoja žuvį, kurios galime ir įsigyti Rusijoje, ir Suomijoje, ir kitose šalise. Jie eksportuoja medieną į kitas šalis, kurią kitose šalise pjausto ir daro didesnę vertę. Pardavinėja taip pat ir metalus, ir naftą. Kiek yra naftos perdirbimo įmonių yra Norvegijoje? Taip, dabar kol kas yra dvi perdirbimo įmonės. Jie tik gamina, jie išgauna naftą ir tiesiog nieko daugiau nedaro, kad padidintų produkto vertę. Jie tiesiog tą žaliavą eksportuoja. Jie turėjo tikrai puikią pramonę, tačiau kadangi naftos pramonė buvo labai didelė ir apsimokėjo, daug kas perėjo į pramonės įmonę ir reiškia, kad kitose sektoriuose žmonėms tiesiog nebuvo galima mokėti tokios didelės algos kaip naftos pramonė ir todėl produktai iš kitų sektorių ir tapo tokie brangus. Ir atrodo, kad tai yra labai moderni visuomenė. Ane? Iš tikrųjų, Norvegijoje jie turi fondą, tam tikrą fondą, kur jie laiko pinigus, kad, tarkim, kažkokie nutikimai atsitiktų, jie turėtų iš ko investuoti. Tačiau tarp dviejų didžiausių miestų Norvegijoje greitkelis yra tik tais iš 2 juostų ir tai yra pats pagrindinis, pats didžiausias greitkelis tarp pagrindinių miestų vienos turtingiausių pasaulio šalių. Tai ir tokia, pavyzdžiui, Norvegijos infrastruktūra. Tai, bet kokiu atveju, prekės ženklai. Kiek norvegiškų prekės ženklų žinote? Statoil, taip, tai yra susijęs su nafta. Pagalvokime apie prekės ženklus nesusijusius su nafta. DNB. Taip, bet jie įsigijo. Taip. Narvesen, taip. Rimi. O dabar norėčiau paklausti, kiek lietuviškų prekės ženklų žinote? Apie 50. Lietuvoje yra tiek daug prekės ženklų. Ir ta įvairovė yra Lietuvos privalumas. Jūs nesate prirakinti prie vienos pramonės šakos, prie vienos infrastruktūros, jūs galite daryti, ką norite. Taigi sėkmės jums. Tie, kurie jau eksportuoja, aš paprašysiu jūsų truputį kantrybės, nes aš dabar šios prezentacijos pirmą dalį skirsiu eksporto pagrindams. Ir kai kurie galbūt iš jūsų su manimi nesutiksite, arba galbūt sakysite, kad aš esu idiotas, tačiau man reikia truputį pakalbėti apie pagrindus ir tada jau galėsiu kalbėti apie pažangesnius dalykus.
Aš pakalbėsiu pakankamai greitai ir kalbėsiu apie realias situacijas, apie tikrą verslą. Ir kadangi aš dabar daugiau žinau apie jūs daugiau, aš pasistengsiu surasti situacijų atveju iš tikro verslo, nes aš esu daug dirbęs versle, tai pakalbėsiu apie situacijas, kurias galbūt jums daugiau tinka. Ir tikiuosi, kad rytoj prezentacija bus interaktyvesnė ir tiesiog galėsime pakreipti prezentaciją tą linkmę, kurią jūs norite. Įmonės, kurios jau eksportuoja, jūs norite paskatinti distribuciją ir optimizuoti sąskaitas. Taip pat galbūt norite pakeisti distribuciją ir įkurti filialus. Pačioje platinimo pradžioje jūs stengiate susirasti, kas padės jums platinti produktus, o po 15 metų darote tą patys. Kai kurios įmonės turi noro ir pajėgumų sukurti filialus kitose šalyse, tai viena vertus ir sunku, ir kita vertus yra paprasta, nes yra tam tikrų iššūkių, kurie galbūt nėra sudėtingesni arba didesni negu dirbant su distributoriu. Tai priklauso nuo įmonės pajėgumų. Galėsime pakalbėti apie tam tikrus atvejus. Ir turint kanalą eksporto ir dabar norite, tarkim, padidinti produktų linijas arba kategorijas arba tam tikrą produktų kiekį tam tikroje kategorijoje. Ir vėlgi susidurime su tam tikrais iššūkiais ir vėl prie to grįšime. Tie, kurie nori pradėti eksportuoti, kiek jūsų planuojate pradėti eksportuoti per ateinančius 2 metus? Kiek jūs turite kontaktų su galbūt galimais klientais, bet kol kas dar nedarote verslo? Gerai, tai daug išmoksite šiandien tada. Žinoma, visi ieško super pirkėjo ir filialai vėlgi turi tam tikrų iššūkių. Mes apie tai nekalbėsime, apie taip, kaip kurti filialus. Čia yra pati logiškiausia priežastis, kodėl reikėtų daryti eksportus, nes jūs vykdote veiklą, kažką parduodate ir tiesiog kyla klausimas, kodėlgi neparduoti to produkto kitoje rinkoje. Tiesiog nebūna taip, kad atsikeliate rytą ir sugalvojate, kad turite produktą Brazilijai. Tiesiog turite tam pajėgumų, turite jau savo veiklą ir nusprendžiate eksportuoti. Kadangi Lietuva yra maža šalis, Lietuvai gali būti pakankamai sunku konkuruoti su importuojamais produktais. Tam, kad būtų galima sukurti tokią pačią vertę kaip ir konkurentų produktai, galima pradėti eksportuoti ir sukurti didesnę vertę ir todėl tapti konkurencingesniais ir vidaus rinkoje. Tiesą sakant, tai kartais yra eksporto pasekmė, o ne priežastis. Tačiau tai jau yra kita istorija. Gali būti taip, kad pasieksite, kai įmonė auga, ji neturi pinigų. Kai įmonė jau nebeauga, kai įmonė pasiekia jau tam tikrą ribą, kai uždirba pinigų, jau nustoja augti. Taigi, kai uždirbate pakankamai pinigų, galite juos investuoti, padėti į banką. Nežinau, kokie yra čia procentai Lietuvoje, bet maždaug tikėtina, kad gausite 2% grąžos. Na, kaip verslininkui, tai tikrai yra blogai. Tikrai nenorite 2% per metus. Jūs, ypač kai žinote, kad galite uždirbti 30% maržą per metus. Tai tikrai nenorite pinigų laikyti banke. Tai kodėlgi negalima tada tų pinigų investuoti į rinkas ir padaryti taip, kad tie pinigai uždirbtų pinigus. Žinoma, galime ir Ispanijoje nusipirkti namą. Na, tarkime, jūs esate 55 metų ir sakote, aš noriu dirbti, kad už 10 metų mano įmonė tiesiog pati galėtų daryti pinigus, kad aš galėčiau išeiti į pensiją.
ir stengsitės didinti tada tuomet savo įmonės vertę. Ambicijos yra labai svarbus. Aš, pavyzdžiui, galėjau čia ir neatvykti ir nestovėti čia ir neskaityti paskaitos, tiesiog negalėjau atsisakyti, nes turiu ambicijų. Dažnai verslininkai pastebi, kad verslas tampa tarsi kaip gyvenimo būdu ir jie tiesiog tą daro, nes tai yra jų gyvenimo būdas. Staigmena. Kur tai yra? Man patinka, nes jūs matote nestandartiškai. Norėčiau papasakoti istoriją, kaip galima lengvai daryti eksportą ir kokios gali būti žlugdančios pasiekmes. Kai man buvo 20 metų, aš buvau produkcijos vadybininkas nedidelėje įmonėje Danijoje. Jie pardavinėjo chemikalus dideliu mastu. Tačiau kartais kažką juokingo pamatydavome. Kartais tokių dalykų atrasdavome, kurie tikdavo mažmeniniai rinkoj. Ir kai jie rasdavo kažką, kas jiems netinka, jie duodavo man tą produktą ir sakydavo, Malkilai, parduok. Ir vienas iš tokių produktų tai yra, tarkim, naftos gabaliukas, iš kurio galima padaryti tokį kaip žiebtuvėlį, kurį galima panaudoti, tarkim, užkurti laužą. Aš nekalbu apie tą prekės ženklą Zip, kuris yra pats populiariausias žiebtuvėlis pasaulyje. Mes sužinojome, kaip galima deginti naftą, kad nebūtų to naftos kvapo. Ir tai buvo puikia mintis. Tačiau vienintelė problema buvo ta, Lietuvoje grilė, kada naudojate dažniausiai vasarą. Tai galbūt galite įsivaizduoti, kokio sezoniškumo tai yra daiktas. Ir tai gaminate, gamyba pasiekė tam tikrą piką ir gamyba baigėsi ir gaminate tada kitiems metams, nes nėra užsakymo. Man pakankamai neblogai sekėsi, aš nelabai žinojau, ką aš darau, tačiau man pasisekė parduoti tą produktą Tesco, Suomiams ir įvairioms vietoms. Produktas buvo tikrai geras, aš nebuvau labai geras, bet produktas buvo labai geras. Michael? Na ir tada aš prisėdau ir pagalvojau, kad iš tiesų mes turime problemą, tą sezoniškumo problemą ir norėjau išlyginti tą, kad tiesiog turėtumėm visada atsargų, kad galėtumėm pateikti produktus, kai reikia. Nagi, būdamas protingu, aš tiesiog sugalvojau, kad reikia tuos produktus tiekti į kitas šalis, kai Europoje buvo žiema. Įtiekti tas šalis, kuriuose buvo vasara. Tai tiesiog manau, kad ta mintis buvo protinga, taigi mes nusprendėme jėgą sukoncentruoti į Pietų Ameriką. Na, tuo metu į Graikiją taip pat galbūt žiemą buvo galima importuoti, bet ten mokesčiai buvo tokio didumo, kad neapsimokėjo. Taigi mes pasirinkome, Pietų Afriką, ne Pietų Ameriką. Taigi... Na, mes galėjome eksportuoti tik į Afriką, o tuo metu į likusias Afrikos šalis buvo neįmanoma, patikėkit manim. Taigi... Dabar jau būtų galima į Pietryčių Aziją eksportuoti, na, o tais laikais jie neturėjo tam pinigų, o į Kinijoje apie tai iš vis net negalėjo būti kalbos. Australija ir Naujoji Zelandija. Jie turėjo britų kultūrą, jie turėjo tą mėsos kepimo ant grotelių tradiciją. Taigi aš nusprendžiau, kad reikėtų jėgas sutelkti į Australiją. Tai tais laikais dar nebuvo interneto, taigi reikėjo rašyti laiškus, reikėjo realius laiškus rašyti įvairioms įmonėms ir tikėtis, kad kas nors iš Australijos atsilieps.
vien tas prekes išsiųsti į Australiją kainavo labai daug, taigi reikėjo sugalvoti, kaip tai padaryti. Aš dirbau ir niekas nesisekė. Na, tada vieną dieną vykau į Frankfurtą ir šalia manęs atsisėdo Gregas, na ir mes kažkaip pradėjome kalbėti ir jis pasakė, kad aš dirbu žiebtuvėlių versle. Na ir aš paklausiu, iš kur jūs, aš esu iš vakarų Australijos, jisai man atsakė. Ir aš paklausiu, koks prekinis ženklas, jis sako, kad aš dirbu su Zip. Mes esame didžiausias distributis Australijoje. Ir aš klausiu, ar jūs patenkinti šito prekės ženklų? Jis atsakė, ne, jie nedaro to, ir jis pusvalandį tiesiog skundėsi, kokiamis problemomis susidurdavo. Na, aš tik tryniau rankas. Gal aš galėčiau padėti, galvoju. Na, tai vyko prieš tai, kai aš buvau areštuotas už terorizmą, suimtas už terorizmą, nes visą lagaminą žiebtuvėlių vežiausi. Na, ir iš tiesų tada žiebtuvėlius buvo galima vežtis lėktuvu, dar nors šiais laikais to jau negalima. Jis pasižiūrėjo tos mūsų produktus, pauostė ir jis paklausė, kiek kainuoja. Ir jūs žinote, kurie dirbate toje srityje, kad iš karto tos kainos negalima pasakyti, bet 90% padaro šią klaidą ir pasako kainą. Ir aš pasakiau, nekalbėkime apie kainą ir klausiu, kiek jūs norėtumėt, kokį kiekį norėtumėte nupirkti. Ir pagrindinis dalykas yra niekad nesakyti kainos iš karto. Na, kai aš paklausiau, kiek jis norėtų nupirkti, jisai pradėjo galvoti 80-90 konteinerių, jisai pasakė. Na, įdomu jų. Taigi aš grįžau į savo biurą, pasėmiau skaičiuoklę ir pamėginau suskaičiuoti ir aš žinau, kad Zip kainuoja 2 mažiau negu šitas. Taigi aš paskirčiau kainą taip, kad mūsų produktas kainuotų tik 30% daugiau negu Zip ir klientas atsakė taip ir tas eksportas į Australiją iš tikrųjų buvo labai vykęs. Na, tik vienas buvo trūkimas. Ar žinote, kada jie tą mėsą ant grotelių kepa Australijoje? Jie tai daro žiemą. Nes vasarą per karštą tai daryti. Taigi jie mėsą lauke kepa tose tarpiniuose, pereinant iš sezono į sezoną laikotarpiais. Taigi vėlgi aš grįžau prie to, kad man reikėjo tam pačiam laikotarpiu prigaminti daug gaminių ir vėl man reikėjo tą rinką tikrinti. Ir vėl tęsti tyrimus, ištirti rinką iš pradžių reikia, o po to tik tai priimti kažkokias konkrečias išvadas, kalbant apie tos sezonus ir sezoniškumą. Dėja, klausimas neužduodamas mikrofoną, vertimas negalimas. Na, iš tiesų, mane ištiko nesėkmė labai tokiame elementariame lygmenyje, nes aš nepasiaiškinau, kokie sezonai ir kada tie sezonai buvo Australijoje. Ir pasiekmė buvo ta, kad mano bendros gamybos sąnaudos išaugo, man reikėjo įsigyti daugiau įrangos, man reikėjo investuoti, nes buvo pasiektas dar didesnis produkcijos pikas. Aš norėjau pasiekti konkurencingumo rinkoje, o aš vis dar patyriau didesnės sąnaudas, užuot tapęs konkurencingu. Na, dabar pradėsime rimtai dirbti. Kadangi čia aš kalbu vienas, na, prieš pradėdami eksportuoti, turime priimti tam tikrus vadybinius sprendimus, kurie paprastai nepasiseka, nepavyksta. Ir jie nepavyksta dėl žmogiškosios prigimties. Ir visi puikiai supranta, kodėl jie yra nesėkmingi. Taigi reikia kelti klausimus. Ir aiškiai išsiaiškinti, kad dėl eksporto sprendimus turi priimti aukščiausioji vadovybė. Tokie sprendimai nepriimami skyrių lygmenyje. Tarkim, aš turiu pažįstamą Šri Lankoje ir noriu eksportuoti ten. Tai turi būti aukščiausios vadovybės sprendimas, ar jūs eksportuojate ar ne. Jie sprendžia. Tarkim, jeigu eksportuosite tik lietuvišką gaminį su lietuvišku tekstu, tai yra jau negeras sprendimas, nes
pasiekmes jūsų organizacijų yra gerokai didesnės negu tik eksportas. Taigi, aukščiausioji vadovybė turi priimti tokį sprendimą. Na ir kodėl aš pirmoje dalyje mūsų seminaroje tiek daug kalbėjau, jums reikia iš tiesų paaiškinti, kas yra eksportas. Jeigu jūs esate įmonės generalinis direktorius arba savininkas, jūs norite uždirbti daugiau pinigų, bet eksportas yra kur kas daugiau. Svarbiau yra tai, kad jums reikia vadovybės ir savininkų atsidavimo. Aš nebegaliu to daugiau pabrėžti, tai yra itin svarbu. Nes eksportas yra ilgalaikis sprendimas. Jis turi didžiulės pasiekmes jūsų įmoniai. Net jeigu taip nemanote, patikėkite manim, jos iš tikrųjų tokias pasiekmes turi. Na ir svarbiausia dalis yra ta, kad ilgalaikis atsidavimas skirti išteklius ir finansus eksportui yra itin svarbus. Ir čia jau to sprendimo būna dažnai nesilaikoma. Pavyzdžiui, po 3 metų pradeda kilti problemų su biudžetu, nes nebuvo atrastas didelis Eldorado ir apskaitos skyrius pradeda siųsti statistiką, kiek pinigų yra uždirbama, kiek yra prarandama ir biudžetai tiesiog pradeda trauktis. Na ir šį seminarą čia galėtume ir baigti. Nes jeigu neištilaikoma sprendimo, to trečio sprendimo arba įsipareigojimo, eksportas nepavyks, jeigu neturėsite tam išteklių ir reikiamų finansų. Yra labai daug istorijų susijusių su baisiais produktais, kuriems pavyko dėl to, kad jie buvo reklamuojami gerai. Tačiau geriausia mintis nėra ta mintis, kuri laimi. Na, reikėtų pasižiūrėti į pajėgumus, ar jūs galite eksportuoti ar ne. Jums reikia iškelti tokius pirmuosius savo klausimus, kurie iš tikrųjų labai akivaizdus visame pasaulyje. Labai atsiprašau operatoriui, kad aš tiek vaikštau čia pirmyn atgal. Pirmasis vadovėlinis klausimas, ar mano gaminiui yra rinka? Jeigu jūs gaminį parduodate Lietuvoje, tai tikriausiai jūs turite rinką. Lietuva nesiskiria nuo kitų valstybių, jeigu jūs turite vietos rinkoje, reiškia, galite pardavinėti į kitose pasaulio šalyse. Jeigu jūs išgyvenate šioje rinkoje, jūs tikriausiai būsite konkurencingi kitur ir bus poreikis jūsų gaminiui. Ar aš galiu prisitaikyti prie esamų tendencijų? Ar yra perspektyvų, ar yra galimybių, tarkim, jeigu kalbame apie programinę įrangą, ar apie kažkokią vartotojiškas prekes. Tarkim, jeigu Ispanijoje moteris mėgsta megzti megztinius ir jos tikrai nepersės prie mašinų, jeigu jūs jas priversite. Taigi yra tam tikri cikliškumai, žinote tą jau žaidimą, kad kas 7 metai tas jau vėl išpopuliarėja. Taigi gebėjimas pristaikyti prie tendencijų, atrasti tas galimybės ir prie jų prisitaikyti. Ir be abejo, taip pat turite turėti labai gerą idėją. Galbūt galite sukurti visiškai naują rinką užsienyje. Tai vyksta nuolat, bet tai nėra paprasta. Paprasti klausimai. Jiems reikia šitų dalykų. Tai yra sprendimų vadovybės lygmenyje. Ir jums nepavyks, jeigu nebus tie sprendimai priimami, laikas bus tiesiog švaistomas, eikit pažaiskite teniso, tada tikrai nieko nedarykit, nuvykite į Ispaniją ar dar kur nors. Panaudokite savo laiką ir energiją kam nors įdomaus. Taigi, kada reikėtų pradėti eksportuoti? Na, kai kuriems galbūt nepatiks tai girdėti, nes paprastai eksportas pats pas jūs ateina, mes žinome tai, kad tai vyksta Švedijos rinkoje, nes jūs nekontroliuojate tų, kurie jūs kreipiasi. Bet vis dėlto kyla klausimų, kur jums reikėtų eksportuoti ir kokios rinkos tinka jums ir jūsų įmoniai. Na, dabar patikrinkime.
Ar jūs esate pasirengę vykdyti eksportą? Ir dauguma eksporto taip neprasideda. Eksportas paprastai būna kaip labai dinamiškas virusas. Ir tarkim, jūs turite kažkokį produktą, dabar Vokietijoje žmonės nori raudonos spalvos to produkto, taigi, o Portugalija nori mėlynos spalvos. Ir palaipsniui jis tiesiog, jūsų eksportas kinta. Na, būtų lengviau, jeigu patys nuspręstumėte dėl tos plėtros spartos. Ar žinote terminą USP? Unikalus pardavimo parametras. Tai reiškia kažkoks unikalus jūsų unikali gaminio savybė. Tai ne tas pats, kas jūsų gaminio savybės. Jeigu turite batą su raišteliais, galite juos nešioti, galite vaikščioti, tai nėra unikalus požymis. Jeigu turite, tarkim, batą, kuris kiekvieną kartą jums darant žingsnį tiesiog užsidega kažkokia lemputė, tai yra unikali jūsų gaminio savybė. Taigi bendrosios savybės yra labai svarbios. Jeigu jūs nepagaminsite bato, kurio negalima nešioti, tai jūs jo ir neparduosite. Bet jums reikia kažkokių ypatingų parametrų, tarkim, pritaikytų kažkokiam oro sąlygoms ir panašiai. Norėčiau daugiau dėmesio skirti koncepcijos sąvokai. Nežinau, ar veikia tas lazeriukas. Na ir neeksperimentuokite, kai darote pranešimą, nes gali būti taip kaip man. Na, koncepciją norėčiau šiek tiek pabrėžti, nes daugelis iš mūsų nori parduoti gaminius. Jeigu tie gaminiai geri, jeigu mes žinome jų savybes ir mes galime pateikti argumentus, kodėl tą gaminį reikėtų pirkti. O kai kalbu apie koncepciją, ir visiems kyla klausimas, kodėl reikėtų tiek dėmesio tai koncepcijai skirti. Universitete taip kalbame apie koncepciją, bet realiame gyvenime mes parduodame gaminius, o ne koncepciją. Bet tai yra labai svarbu, nes iš koncepcijos galima sukurti didesnį paketą, didesnį planą. Tarkim, jeigu mes sudarome biudžetą, galime tiesiog kainas padidinti 3 arba 5 procentais ir biudžetas mūsų padidėja. Bet jeigu jūs žiūrėsite, kas iš tiesų vyksta rinkoje ir tą biudžetą planuosite pagal veiksnius rinkoje, tai tas bus kitaip, visai kita situacija, tai biudžetas bus realus, tai lygiai tas pats yra ir su gaminiais. Reikia žiūrėti, į kokias rinkas reikėtų telkti dėmesį, kokia komunikacija turėtų būti naudojama. Reikia pasiūlyti visą paketą, kad mano gaminį būtų lengviau parduoti. Daug sprendimų turi būti priimta prieš pradedant prekiauti. Tiesiog reikia atsisėsti, parengti paketą ir į tą paketą eina ne tik produktas. Į tą paketą įeina ir tai, ar tas produktas patiks jūsų klientui. Šitie du gali būti košmaras, turinys, siunčiama žinutė, sertifikatai ir dokumentai. Kiek iš jūsų susidūrite su tais dalykais? Turime porą žmonių. Gali būti, kad įmonė, kurioje dirbate, naudoja tam tikrus standartus, kaip ISO standartus arba SAP standartus ir jie nori, kad tų standartų būtų laikomasi. Tų standartų yra labai daug ir dar jų daug yra ir nežinau, kokius dokumentacijos problemas ir sertifikatus jūs turite, tai tuos, kuriuos aš paminėjau. Taip. Rusijoje kiti standartai taikomi, aš myliu ir nekenčiu Rusijos tuo pačiu metu. Su jais labai gerai daryti verslą, bet taip pat labai daug pastangų reikia į tai įdėti. Taip pat turėčiau pabrėžti registraciją. Šveicarija,
kuris registruoja daugiausia patentų vienam žmogui. Dėl to galite susidaryti klaidingą nuomonę, kad šveicarai yra labai inovatyvūs. Dėja, taip nėra. Bet tas patentų registravimas tiesiog yra tradicija. Tarkim, jeigu susėdate su kolega prie puodelio kavos, kažkokia kyla jums idėja, jie tą idėją užpatentuoja. Ir tai jų atveju veikia. Ir tai labai svarbu. Tuo momentu, kai pradedate eksportuoti, nežinote, ar tie eksportai bus dideli ar ne. Taigi svarbu tas teisės apsaugoti. Tai nekainuoja daug. Kai praeitą savaitę buvo patvirtintas patento įstatymas, kad mes turime ISC laikytis standartų, kalbant apie JAV, Kiniją ir kitas valstybės, tai yra problematiška, tai gali Europoje kainuoti kelis tūkstančius eurų, bet iš tikrųjų kiekvienas centas atsipirks. Turiu vieną istoriją, nežinau, ar jinai paminėta kitame skaidrėje, dėja, ne. Na, vėliau ją papasakosiu tuomet. Tai kai pamatysite šunį ant skaidrės, tai tada žinokite, tą turėsiu istoriją papasakoti. Šitą dalyką sužinojau iš slovėnų verslininko vardu Borisas, dabar jis mano geras draugas, jis man pasakė, Maiklai, man nesvarbu kainos, man nesvarbu produktas, man nesvarbu tu, jis taip nepasakė, tačiau aš noriu geros istorijos, tai man yra svarbu. Duok man produkto istoriją. Na ir aš sutrikau. Tuo laiku aš pardavinėjau, iš Jordanijos atsivežiau dantų šepetukus. Ir aš juos taip pat ir jūsų rinkoje pardavinėjau, tikiuosi, jie dar vis čia yra. Taigi aš pardavinėjau jordaniškus dantų šepetukus. Visiškai nuobodus produktas. Aš atsimenu, kai perėjau į norvegišką įmonę ir aš per pirmą pardavimo susitikimą, jie diskutavo, kokios spalvos turėtų būti dantų šepetukų. Jie diskutavo gal maždaug valandą laiko, kokias spalvas reikėtų naudoti, kokių nenaudoti. Ir aš tikrai pagalvoju, ar aš tinkamą įmonę atėjau. Nes aš galvoju, na, dantų šepetukai yra dantų šepetukai. Koks skirtumas, ar geltoni, ar balti. Darykime ką nors ambicingesnio negu dantų šepetukų spalvų nagrinėjimas. Tačiau aš sugalvojau naujų idėjų ir Borisas manęs paprašė, duok man istoriją. Ir kokią istoriją galima sukurti apie dantų šepetėlius? Kasgi čia tokio ypatingo? O jis buvo teisus. Žingsnis po žingsnio aš sukūriau ištisą istorijų sagą apie šitą produktą. Ir nuo paprasto mechaniško įrankio aš jį paverčiau tokiu stilingu įrankiu. Visą istorijų ciklą sukūriau apie tą produktą. Ir tiesą sakant, mes net neturėjom kalbėti apie kainą, nes žmonės pirko tuos dantų šepetėlius bet kokią kainą. Dauguma iš jūsų galbūt ir bandė tą. Kiek iš jūsų bandėte parduoti produktus, kai niekada nebuvo paminėta kaina? Gal galite mus apšviesti, kokia tai buvo situacija? Atsiprašome, vertėjas negirdi kalbėtojo. Taip, telemarketingo atveju tai galbūt veikia, kaip pardavinėjami saugos produktai. Informacinių technologijų ir saugos produktai pardavinėjami rinkodaroj. Telemarketingo atveju. Tai jūs norite įtikinti klientus, kad nėra jokios rizikos ir kad užtikrinote, kad kainos nepakils ir jie pirko neklausėmių kainos. Taip, taip puiku. Taigi, reikia sukurti istoriją, kad žmonės jumis tikėtų į įmonę produktu ir tada viskas bus gerai. Tarkim, jeigu nueisite į kepyklą
neklausite kiekvieną kartą, kiek kainuoja tą duoną, tiesiog paimsite ir pirksite tą duoną, nes žinote, kad jinai kainuoja tam tikrą sumą. Ir jūs žinote, kad kepykla tikrai nebus kvaila ir neišdės labai didelės kainos. Ir tai yra ta pati situacija. Jeigu, žinoma, kainos bus tokios neprotingos, tai tada rinkoje neveiksite. Interneto įrankiai, pardavimui ir rinkodaros medžiaga. Visą laiką skiriam tam tikrą pinigų sumą pardavimams ir rinkodarai. Ką žmonės paprastai daro prieš eksportuodami? Jie spausdina brošiūras, lankstinukus. Lankstinukai paprastai yra tiesiog vertimas iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą. Nes jau sunku darbo padarėte, brošiūrą sukūrėte, tiesiog reikia išversti ir išsiųsti. Kas yra tikslinė grupė? Kažkas, kas jūsų nepažįsta, kažkas, kas nežino jūsų produkto? In export, you need to have a personal contact. You need to come out, it's not like... Žinote, tai nėra tiesiog internetinė parduotuvė. Kokie produktai yra pardavinėjami internete? Ar pirktumėte Tailande, pavyzdžiui, gaminamos mašinos? Neatsimenu pavadinimo, bet pakankamai pigus automobilis. Ar eitumėte internetą ir pirktumėte tą tailandietišką automobilį? Jis tikrai pigus. Ar jį pirktumėte? Ar pirktumėte tailandietišką pigų automobilį internetu? Ne. Because you don't trust the company. You don't have any... Nepasitikite tą įmonę, nežinote, kas ta per įmonę. Per didelę pinigų sumą būtų išmesti ir net nežinosite, ar į tą mašiną įlysite, nes tailandiečiai yra žemesni už mus. Tai togi nedarysite. Tai čia jeigu tai yra Mercedesas 500 ir kaina primtina, tai jūs tikrai būsite galbūt susidomėjęs. Čia viskas tas pats. Jeigu turite produktą, kuris yra nežinomas žmonėms, tai bus paprasčiau apie tą produktą pakalbėti. Jie tada pradės jumis pasitikėti kaip žmogumi, pradės pasitikėti įmonę ir pradės pasitikėti produktu. Pavyzdžiai. Ne kiekvienas gali duoti mėginukų, tų pavyzdėlių. Jeigu, pavyzdžiui, darote kažkokius mechaninius dalykus arba programinę įrangą. Programinės įrangos atstovai tai tikrai gali tokius dalykus duoti, tuos bandomasias versijas. Tačiau tie mėginukai yra labai geras dalykas, nes tuo metu žmonės gali susidaryti įspūdį, koks tai yra produktas. Pavyzdžiui, pardavinėjant automobilį, tai yra tiesiog klientų leidžiama atsisėsti, pasėdėti mašinoje, pasijusti, tai yra tiesiog demonstracinis arba demonstravimas produkto. Dabar pats pagrindinis dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra darbuotojai. Matėte, kaip greitai aš perbėgau per medžiagą, nes tai yra nesvarbu, nėra pati svarbiausia dalis. Ta galima aptarti ir vėliau. Kiek iš jūsų turite žmonės, kurie yra atsidavę vien tik tai eksportui? Kurie dirba tik tai su eksportu? 2-3 įmonės. Tai jeigu namų rinkoje yra didelė krizė, vis tiek turėsite žmonių, kurie dirba su eksportu. Visiškai jumis nepasitikiu, bet tik to. Taigi darbuotojai yra tai, kas yra svarbu. Ilgalaikė investicija, eksportas, tai yra aukščiausios vadovybės sprendimas, tai yra ilgalaikiai įmonės resursai. Ir kažkas ateina 21 metų studentas ateina daryti eksporto.
ne visuomet įmanoma patį geriausią pardavėją nusiųsti daryti eksporto, galbūt jie neturės tų kalbos įgūdžių, tačiau jeigu turite asmenį, kuris turi tų tarptautinių įgūdžių, paimkite patį talentingiausią, patį žmogų, kuris turi daugiausiai įgūdžių, tai jį paskirkite prie eksporto, nes patikėkite, vietinę rinką galima palaikyti, čia gali dirbti žmonės, kur turintis mažiau įgūdžių, žemesnio lygio darbuotojai. Tai taip atsitinka su įmonėmis, su kurias aš konsultuoju. Dažnai pastebiu, kad nauji darbuotojai, nepatyrę darbuotojai dirba su naujais klientais. Rezultatai tikrai nebus geresni. Reikia gerų darbuotojų šiam dalykui. Reikia pačių geriausių žmonių, kuriems padėtų, nes jeigu nesurinksite tos pačios geriausios komandos eksportui, tai prarasite labai daug laiko. Na, organizacija. Norėčiau papasakoti istoriją, kur visiškai nesusijusi su eksportu, tačiau norėčiau pasakyti, kokios įtakos tai gali turėti organizacijų, jeigu apie tai nepagalvosite. Čia taigi atsitiko su ta Jordanijos įmonė Norvegijoje. O tuo metu buvo Romėnijos buvo vaikų namai, tikrai baisus vaikų namai ir buvo tokia žiniasklaidai žinutė, kad suteikite pagalbą tiems Romėnijos namams. Ir kažkas, žinoma, mums paskambino, kad mes renkame pinigus Rumunijos vaikų namams. Na, tai buvo tikrai tokia, visi nori padėti vaikams ir kasgi nenorėtų jiems padėti. Taip. Kaip galbūt matėte prezentacijos metu, aš taip pat organizuoju paramą vaikams. Taigi, kas atsitiko? Tai mūsų buvo paprašyta dantų šepetėlių tiems vaikų namams Rumunijoje. Ir po keleto dienų kažkas atėjo pas mane ir paprašė, ar galite kažką, Michael, duok mums kažką, ko nenaudojame, ką galima išmesti tiems vaikų namams. Aš tada išėjau papietauti ir aš girdėjau, kad labai daug buvo šnekama apie Rumuniją. Ir aš girdėjau, kad šitą žinutę buvo per visą organizaciją pasklidusi. Visi žmonės galvojo, ką jie čia turi savo kampučiuose, buhalteriai galvojo, ką čia galima būtų, kokie čia produktus galima nurašyti. Apie 50 žmonių pradėjo galvoti mano organizacijoje, kaip padėti tiems vaikų namams Rumunijoje. Labai puiku, tikrai puiku žmonėms, tačiau vadybinių atžvilgių tai buvo tikrai didelė nelaimė. Ir mes išsiuntėme tą siuntą ir po to atvejo aš paskyriau vieną žmogų, kuris bus atsakingas už tokius atvejus, už tokiais reikalais tvarkytis. Ir tas asmo buvo tiesiog atsakingas už tai, kad duotų, tarkim, sumą pinigų, tarkim, 2000 litų, kad Rumunijoje būtų nupirkti dantų šepetėliai. Nes man daug pigiau būtų skirti tam tikrą pinigų sumą labdarai, negu organizuoti visą tų dantų šepetukų logistiką, vežimą į Rumuniją ir naudoti savo resursus. Tai su eksportu tas pats. Jums resursų reikės labai daug, jeigu to nedarysite eksporto teisingai. Organizacija. Visą pagarbą jums. Jums reikia atskiro eksporto padarinio. Jeigu esate labai maža įmonė, tai to negalėsite padaryti. Tačiau jeigu šiek tiek paaugsite, pasieksite tą kritinę masę, tai turite paskirti žmonės, kurie dirbs tik tai su eksportu. Nes jeigu įmonė turi didelę vidaus rinką ir mažą eksportą,
tokiu atveju, kai bus kažkokia didelė paroda ar kažkas, tiesiog įmonė pavogs darbuotojus iš vidaus rinkos. Ir dar blogiau, jeigu įmonėje pusė darbuotojų dirba prie vidaus rinkos, pusė prie eksporto. Patikėkite, didžioji žuvis prarysta mažąją žuvelę. Susitarimas, tai yra puikus žodis, labai nedaug žmonių žino, ką tai reiškia, bet dauguma žmonių turi nuomonę apie šitą žodį. Susitarimas tai, kai kažkas, kai yra bendras sutarimas dėl priimto sprendimo. Ir tai yra pakankamai svarbu eksporto atveju. Svarbu, kad darbuotojai dirbantys su vidaus rinka pritarė ir supranta, kad jūs darote eksportą. Labai svarbu, kad jie supranta, kad tai yra vadovybės sprendimas ir kad tai yra gerai ir kad yra padalinys dirbantis su eksportu. Svarbu, kad sandėliuose dirbantis žmonės nesakytų, kad negaliu suprasti to teksto, kas čia per nesąmonė. Svarbu suprasti, kad tai yra esminė dalis jų darbo, kad jie galėtų užsidirbti daugiau kalėdoms, pavyzdžiui, taigi reikia to konsensuso organizacijoje eksporto požiūrių. Švietimas, tai vėlgi kalbu vadovėliniais terminais, be abejo, kad mes turime žmonės šviesti. Bet atsakymas būtų, kad iš tiesų reikia samdyti žmonės, kurie jau yra pakankamai išsilavinę ir kad jie galėtų šviesti jūs. Taigi mes turime turėti tokius darbuotojus, kurie būtų pakankamai kvalifikuoti, kad galėtų tobulinti kitų kvalifikuotų darbuotojų įgūdžius. Tarkime, negerai turėti žmonės, kurie nekalba užsienio kalbomis, jeigu jūs eksportuojate, tarkime, eksportuojate į Rusiją ir kitas valstybės. Jungtinėje karalystėje aš dirbau vienos dukterinės įmonės vadovu, ji veikia Kembridže. Aš esu vadovas įmonės ir kaskart, kai aš paskambindavau įmoniai ir kai paprašydavau pasikalbėti su tam tikrų darbuotojų, jie visada manęs paklausdavo, kas jūs toks, kodėl aš turėčiau sujungti jūs su jūsų darbuotoju. Ir per susirinkimus aš tik sakydavau, galbūt galėtumėt pasakyti tiems dirbantiems, atsakinėjantiems į skambučius žmonėms, kas yra įmonės vadovas. Na ir jeigu žmogus dirbantis skambučio atsakymo padalinėje nežino, kas aš toks esu, iš tikrųjų yra didelė įmonė. Ir be abejo, kai skambina tarptautiniai partneriai, tai nuolat ir tie partneriai skambina, o jų nesupranta atsakantis į skambučius. Tai iš tiesų galima prarasti tą strateginį sprendimą eksportuoti, nes tiems eksportuotojams atsibos jums skambinti. Na, turiu sugrįžti ir pasižiūrėti savo užrašus, ką sakyti po to. Iki šiol aš tų užrašų nenaudau, bet pasižiūrėsiu, apie ką aš čia turėčiau jums, apie ką turėčiau toliau jums pasakoti. Na, tie, kurie esate vadovais, tikrai manimi dabar pasidžiaugsite. Kai turite darbuotojus, jie keliauja po įvairias valstybės, patikėkite manimi, aš tą darau, to neturiu ir man gėda, dėl to gali reikėti visos savaitės, kad suplanuotumėte kelionę į Dubajų arba į kitas vietas. Tai gali užtrukti vieną savaitę žiūrėti į tvarkaraščius, kada išskrenda lėktuvas, koks yra trumpiausias persėdimo laikas, su kuo galiu susitikti. Tam gali tekti skirti visą savaitę. Tai gali atsipirkti, jeigu susitikimas yra gana didelis. Bet vėlgi man reikia grįžti, o grįžimui man vėl gal tekti 3 dienų, kad aš suskaičiuočiau, sudėčiau visas išlaidų čekius, padaryčiau visus ten valiutų konvertavimus ir panašiai, kad suskaičiuočiau visas išlaidas. Na, ir taip švaistomas laikas be jokio reikalo. Taigi mano rekomendacija būtų, jeigu jūs užsimate eksportų savo įmonėje, tiesiog skirkite tam tikrą fiksuotą mokestį. Duokite tam tikrą fiksuotą sumą žmonėms keliaujantiems, duokite jiems kreditinę kortelę ir įmonės kreditinę kortelę. Ir jeigu norite pirkti tą ir aną,
naudokite kredito kortelį ir yra tam tikra riba, kurią galite išnaudoti. Ir jeigu jiems pritrūksta pinigų, jiems pinigų daugiau neįdedate į tą kortelę. Na ir tai, kai jie grįžta namo, jie turėtų būti susitelkę į pardavimų didinimą, o ne į skaičiavimus. Taigi, dienos patarimas yra nemėginkite sutaupyti centus ir prarasti milijonus. Šitie dalykai yra kaip vagis. Tiesiog, jeigu vagis vagia, galiausiai juos pagauna. Tai tiesiog laiko klausimas. Na, čia tampa vis šilčiau ir šilčiau. Na, dabar priartėjome prie temos, kuri yra svarbi eksportui ir ambicijoms susijusioms su jūsų eksportu. Visi iš jūsų šiandien norite dirbti puikiai veikiančiose įmonėse, palankioje aplinkoje, žinoti, kas yra jūsų partneriai ir turėti tokią struktūrą, kuri veikia jūsų įmonės atžvilgiu. Kartais ta įmonė gali būti tik vyras ir žmona, to nepakanka, turi būti tam tikra sistema, kuri veiktų. Iš pradžių daugelis įmonių yra nepatrauklios. Kai jūs pradedate gaminti ar be tam tikrą gaminį, jūs esate niekas. Ir esate nepatrauklus dideliems rinkoms žaidėjams. Taigi jūs turite bendradarbiauti su pakankamai mažomis įmonėmis arba tomis, kurios domisi jūsų produkcija. Kai kurios įmonės gali būti labai kūrybingos ir inovatyvios ir gali padėti jums plėtoti verslą. Tačiau, kol jūs augate, turite užsitikrinti, kad jūsų subtiekėjai galėtų taip pat prisitaikyti prie jūsų augimo. Kai jums kyla naujas, susidurite su naujų poreikių rinkoje, reikia, kad jūsų subtiekėjai taip pat sugebėtų tą poreikį tenkinti, paklausą rinkoje tenkinti. Ta sinergija ir ta simbiozė plėtojantis kartu. Bet labai dažnai atsitinka taip, kad nepakanka pajėgumų, technologinių, darbinių ir panašiai. Ir dėl to įmonės augimas stoja. Ir čia klaida būna, kad tas augimas sustabdomas ilgam laikui. Arba jums reikia nusipirkti tiekėją, kad jie darytų taip, kaip jūs liepiate, arba tiesiog pereiti prie kito tiekėjo, kuris galėtų patenkinti jūsų ateities poreikius. Noriu labai pabrėžti, jau daug kartų mėginau susisiekti su įmonėmis arba ir gaudavau labai daug skambučių iš klientų, kodėl negaunu tokių užsakymų, kokius buvau pateikęs. Ta prasme, kad įmonės nesusitvarko su užsakymais. Ir vadinasi, kažkur visoje grandinėje nėra jungties. Klientui nerūpi, kad, tarkim, jo įranga kažkokia veikia ne taip greitai, bet jeigu jam reikia to produkto, jo reikia čia ir dabar. Ir jiems tiekimo grandinėje jokie nukreipimai nėra patrauklus. Ar kas nors iš jūsų prekiauja vartotojiškomis prekėmis? Kokie gaminiai? Puiku. Yra didelis žaidėjas rinkoje, Tesco, kalbėsiu apie Tesco, bet visos maisto prekių parduotuvių grandinės daro tą patį. Yra tam tikra data, iki kurios reikia pristatyti prekes ir nurodyta konkreti vieta prie rampos, kur turi nuvažiuoti sunkvežimis ir nurodytas laikas, kada jis turi. Ir jeigu tas sunkvežimis nėra prie rampos tuo nurodytų laiku, yra skiriama bauda. Ir norint pasirašyti sutartį, pavyzdžiui, su Tesco, reikia būti 100% įsitikinus, kad jūs galėsite pristatyti prekes nustatytų laiku, nes antras šansas jums bus nesuteiktas, jeigu jūs savo pasireigomų nesilaikysite. Jums reikės kelių metų, kad jūs vėl galėtumėte pasiūlyti savo prekes šitam tinklui. Taigi geriau reikėtų palaukti, negu per anksti pasakyti taip. Gamyba, sandėliavimas, transportavimas. Transportavimas – problema. Šiandien jau situacija yra gerokai geresnė, nes galima sekti visą transportavimo maršrutą. Bet, tarkim, jeigu labai atšąla, jie darosi sudėtinga.
Išvengsite daug savo pačių klaidų, jeigu turėsite gerą transportą teikiančią įmonę, ta prasme naudositės jos paslaugomis. Na, distribucija, platinimas. Na, nusprendus Iš tiesų tai yra didelis pranašumas, nes daug įmonių užsima tiesioginiu platinimu. Jūs neturite, pavyzdžiui, platintojo Vladivostoke ar dar kur nors. Visos vietovės viena kitos nutolusios, per 2 valandas jas galima pasiekti, tai jūs tiesiog galite prekes pristatyti kasdien arba 3 kartus per dieną, jeigu pagalvojate. Fantastic system. The problem is, this doesn't work